Gal palaukiam, kol nustos lyti. Ar yra statybas eina dirbti, laukose neina dirbti. Čia bus veršiavimas zona, toliau stovės robotas. Ateityje tikiuosi, kad ir bus antras. Nu ir bendrai čia bus melžimų karvių karvidė. Gėjas robotai. Ir toliau visa jūsų įranga, labai sunkus pavadinimai, pasakyk to. Fermų įranga Royal Dabuer ir melžimas Gėjos. Per 5 metų perspektyvą tai būtų apie 100-140 karvių. Kadagi planas mūsų pradėti melžti karves? Labai sunku atsakyti, viskas gamta ir jau tikrai per tokį lietų nedirbsim, tikiuosi vasarį būtų labai smagu. Pelnas gal didžiausias iš pienininkystės yra pas mus nelabai derlingos žemės, greičiausias atsiperkamumas yra iš pienininkystės, tai dėl to. Kaip taip nutiko, kad pasirinkai Gėjos technologiją? Smagus kolektyvas, smagiai dirbasi, nesigailiu, kad pasirinkau ir tikiuosi, kad nesustosim ties šito klausimu. Norėčiau jauniem ūkininkam neapsisprendusiam palinkėti, kad nedvejoti ir jeigu yra kažkokių tik minčių ir tikrai modernizuoti ūkius, eiti, nebijoti, tai aišku, reikia gerai viską pasverti, ar galimybės tai leis. Bet tikrai modernizuotis, nes jeigu tu stovi vietoj, tu reiškia eini atgal. Turi viską tobulinti. Net neina pavyti iš tikrųjų, kaip tobulėja. Labai reikia daug finansų. Tėvelis, geras žmogus. Be jo, tai čia nieko nebūtų buvę. Pradininkas jisai, tai jisai sakė, nesiryštų niekada šitokiam projektui, šitokiom paskolom. Jisai džiaugiasi, tikrai džiaugiasi už mano sprendimus, mano žingsnius. Tai važiuojam kavos.